Esu peršalusi ir prašneku, ir slogu, ir taip toliau. Tai kadrį nesirodysiu, bet labai seniai norėjau jums parodyti vieną filmuką. Ir kaip matote iš pavadinimo, tai yra filmukas apie tai, ar visada pigus produktai yra geri, ar visada stengdamiesi sutaupyti mes tikrai sutaupom. Turiu tokius 2 dalykus, kuriuos noriu palyginti. Tai pirmas dalykas yra štai šios 3 gumutės. Šios gumutės yra iš pirmo žvilgsnio visiškai vienodos, bet jos nėra vienodos. Jų ir kaina skirtinga, ir kokybė labai skirtinga. Tai pirmiausia pradėsiu nuo juodos. Juoda yra pirkta iš Kinijos, aš kažkur paliksiu nuorodą. Aš pirkau 10 vienetų, nepamenu tiksliai kiek kainuoja, bet užrašysiu. Čia yra neparmušamos gumytės, iš tikrųjų neveržia plaukų, labai gerai laiko. Bet man atrodo kažkas, kad apie $2 man kainavo. Aš jas turiu jau gal, nežinau, buvo 10, bet aišku šiek tiek išsimėtė, tai dabar gal likę kokias 4 ar 6, nes nešioju ir aš ir dukra. Aš tikrai labai esu patenkinta, kokias dedu ją į šalį. Ir būtent labai ilgai, labai dažnai naudojamas, aišku dabar, kai nusipirkau plaukus, mano pačios naudojamas rečiau, tačiau dukra vis dėl turi plaukus iki liemens, tai jai naudojama kiekvieną dieną. Kita gumutė yra vadinama originali Invisible, aš nepamenu tiksliai, kiek aš už ją mokėjau, bet kažkas, man atrodo, arti 15 litais dar mokėjau, gal 14, šiaip 15 kainuodavo, man atrodo, bet kažkaip su akcija, kad mažiau, bet žodžiu, tikrai virš 10 litų. Tai aš ją turiu labai labai seniai ir jeigu palyginti su šita gumute pagal to paties, kaip sakykime, medžiagos storį, tai matosi, kad ji yra gerokai plonesnė, štai taip sudėjus. Tačiau tikrai irgi kokybiškai ir labai gerai laiko ir sakykime, išsitampimo laipsnis yra tas pats. Tik tiek, kad aš ją buvau pametusi, turėjau dar vieną, tai tą iš jūsų pamečiau ir neberadau, šitą buvau pametusi ir suradau. Tai va, ir žodžiu, jinai naudota realiai mažiau negu šita. Tai irgi kol kas į šalį, šita yra pirkta Primarke, čia jų buvo, man atrodo, 12 gumyčių už 1 eurą. Tai žodžiu, jeigu apsidžiaugsit pamatę šitas gumytės už 1 eurą, nebejoju, kad gali būti dar ir kitokios kainos, ne euro svarą. Žodžiu, net nežiūrėkite į tą pusę, nes tai yra toks šlamštas, kad plaukų nelaiko visiškai. Tai prasme, ten, žodžiu, išsitempia va tiek va. Ir jinai yra naudota šita gumytė gal kokius 3 kartus. Ir pažiūrėkit va, sakykime, šitą gerai, mažiau, bet vis tiek šitą irgi daugiau negu 3 kartus. Žodžiu, visiškas šlamštas, plus rišant jinai sutrūksta arba tiesiog sumastų ir sutrūksta. Storumo būtent žiūrėti panašesnio yra, man atrodo, į tą rožinę, taip. Pagal storumą šiaip sudėjęs turbūt skirtumo didelio nebūtų, tačiau, sakykime, sujungimai tai yra labai labai baisūs ir per juos labai trūksta. Tai mes iš tų 12 gumučių, man atrodo, gal turim. Šitą tikrai yra ir dar viena kažkur yra. Visos kitos yra sutrūkę ir išmestos, nes būdavo, kad netgi rišant plaukus rankose pokštelį ir viskas. Žodžiu, bandydami sutaupyti, geriau paimkite, nusipirkite, jau jeigu labai norit sutaupyti ir gauti tokį geresnį daiktą, tai pirkite iš Kinijos ir jeigu turit laiko, bet aišku, geriausia pirkti turbūt yra originalą ir džiaugtis ilgai. Bet vėlgi, šitie pasitarnaus toms, kurios mėgsta pamesti. Ir, sakykime, aš pati, kadangi tą pamečiau savo kitą, tai man truputį gaila dėl to. Bet šiaip tai šitom abiem labai esu patenkinta, o šitas, tai sakau, net nežiūrėkit, nei jokiose Primarkose, nei niekur, nes tikrai pinigai bala ir, žodžiu, visiškai nesąmonė. Kitas dalykas yra, šita yra išplauta, jinai pasipūtusi, šitos yra neplautos, bet jos visos keliauja iš šiukšliadėžę ir norėjo prieš išmesdama būtent nufilmuoti. Ir kodėl aš būtent norėjau nufilmuoti. Štai yra iš Oriflame, jie už tai tokia visa murzina ir suplėšyta. Šiaip jį yra seniausiai, tarnavosi ilgiausiai. Šitos yra iš Kinijos ir man atrodo, jūs net kažkuriam video matėt, kaip aš jas parsisinčiu ir man buvo grinai toksai eksperimentas išbandyti, kaip jos veikia ir panašiai. Tai žodžiu, taip, aš kartais šitą panaudodavau ir tą kartais būtent tą kamputį, kad, sakykim, prie kažką, kai reikėdavo prie akių. Daugiau aš jas nelabai naudojau ir, sakykim, jos yra kietos ir netoksai dedant toks, dabar jos vėlgi, jos yra plautos, gerokai paminkštėja. Tačiau, kai buvo pradžiot, tai dedi ir toks jausmas, kad net, visiškai atšoka ir labai toksai, norėdamas įtapšnoti, turi, sakykim, daužyti savo į veidą. Tai jos kainavo, man atrodo, ar abi 80 centų, ar po $80 centų. Tai, žodžiu, visiškai nerekomenduoju, nemeskit pinigų į balą, tai yra šlamštas ir pataupykit savo pinigus ir nusipirkit
kitokia, nes, sakykime, šitos irgi nei viena nėra originalas. Čia yra iš Oriflame, jūs man atrodo, jie irgi matėte, aš dar litais mokėjau už 8 litus. Ir ji pas mane, aš norėjau ją išmesti ir buvo padėjus šonė kažkaip, vis galvoju, aš tą filmuką nufilmuosiu ir dabar jau vaikas dar paėmė, suplėšė, tai, žodžiu, galvoju, filmuoju, nes paskui tikrai nusimėtys ir šito filmuko nebus. Tai, žodžiu, tikrai labai patiko, labai gerai palyginti su tuo, jinai yra gerokai minkštesnė ir, sakykime, produkto paėmimo prasme šitos kažkokios yra visiškai kitokios ir jos sugeria be proto daug, nors yra atrodo kietos ir turėtų nesugerti. Šitas sugeria, bet jį tuo pačiu ir gražiai padengia. Tai, žodžiu, tikrai rekomenduoju tiems, kas negali nusipirkti beauty blenderio, Real Technique ar kažkokios kitokios kempinėlės. Ir naujausias pirkinys yra iš Avon, čia yra drėgna, štai tokia. Dengia tikrai nerealiai, labai patenkinta. Pirkau, iš tikro, pirkau ir su ta mintim, kad šiam filmukai parodyti. Ir šiaip galvoju, išbandysiu, kaip čia kas čia yra. Tai yra tikrai pakankamai minkšta ir ji, sakykime, dabar yra šlapia, bet sudėjus, kaip jinai yra sausa, jinai yra identiško dydžio kaip šita. Tai išsipučia daug. Tuo tarpu šitos visos dabar yra 3 sausos ir aš jums parodysiu, kaip atrodo jos sudrėkinus. Tai, žodžiu, pirmiausia, Oriflame. Buvo jį, prisiminkim, tokio padydžio. Matosi, kad išsipūtė ir tikrai pasidaro minkšta, nereali, labai patogi, labai, aš nežinau, ar dabar yra Oriflame dar tas dalykas, bet jeigu yra, tai tikrai ir norit, sakau, sutaupyti ir turėti gerą daiktą, tai tikrai rekomenduoju. Tuo tarpu įmam šitas kiniškas, įmerkiam. Ir pridedam. Ir kokias buvo, tokias ir liko. Ir sakau, kadangi yra platus, ir, pavyzdžiui, ta truputį suminkštė, o ta net spaudžiant jaučiasi, kad spyruokliuoja atgal. Ir ta prasme, jos tokios, nežinau, sakau, žmogų galiu užmušti su tokia kempinėlė, nes iš tikrųjų nieko gero. Tai va, mano patarimas, jeigu norit kažką pigaus, nes visgi tas kempinėlės reikia keisti gana dažnai, tai šitie variantai verti dėmesio. Iš Kinijos tikrai ne. Ir nežinau, bent jau gal kažkas atrado iš tenai gerų, bet kiek girdėjau, nei Real Technique, kur būna tos geltonas, nei kitokie, jie neverti dėmesio. Tai, žodžiu, tikrai negalvokit, kad sutaupysit, nes nesutaupysit, tu nusipirksit šlamštą, kurį naudosit tik todėl, kad buvo gaila pinigų, kad ir tų centų. Arba nenaudosit ir išmesti iš išleidžio. Dar nepasakiau, Avon, man atrodo, kainavo apie 4 eurus pilna katalogo kaina, bet ten kažkokia nuolaida būna, tai, sakykime, kas esat konsultantai arba tiesiog galit kažkur gauti su nuolaida, tai visai fainas dalykas ir, sakau, labai gražiai dengia, labai toks malonus ir, aišku, aš jį naudoju dar nedaug, naudoju dar nedaug, bet tikrai esu patenkinta. Nu, šitie 3, šitas, kad ir koks fainas keliauja iš išleidžia. Ir tiem 2 sakom irgi ate. Ir ačiū Jums, kad žiūrėjot. Atleiskit už mano balsą ir jeigu redaguoti šį filmuką ir einu kelti Jums.